Senais laikais iš karo namo traukė kareivis. Kare jis buvo praradęs regėjimą, todėl ėjo kur pakliuvo. Atsisėdęs pailsėti, išgirdo tarsi upelį čiurlenant. Nuskubėjęs į garsą ir radęs ten šaltinėlį, ėmė praustis nuo veido kelio dulkės. Staiga praregėjo. Ėjo melstis, dėkodamas Dievui už laimę. Tada jam pasirodė švenčiausiai mergelė Marija ir liepė papasakoti apie tai žmonėms. Kiek mes jau keliavom per švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo vietas, aš gal labiau kreipiau dėmesį į gilesnių problemų supratimą, gilesnių reiškinių išgyvenimą. Bet kažkaip apie kūną ir kūno pagydymą galvojau mažiau. Ir šita vieta kaip tik yra tuo ypatinga ir žymi, kad turi gydantį šaltinėlį. Lietuvoje yra nemažai šaltinėlių turinčių gydomųjų savybių. Daugeliu jų tas savybės lemia žemės dangos cheminė sudėtis. Dirva irgi turi savo cheminę struktūrą. Vanduo tekėdamas per įvairius klodus įgeria visą tai vienais ar kitais būdais. Taip jis tampa vis kitoks, o kartais ir ypatingas. Važiuojant į šitą vietą, man labai skaudėjo nugarą. Tai negalėjau to nepasinaudoti, apsipyliau visą savo nugarą šaltinėlio vandeniu. Nežinau, ar dėl to, kad tas vanduo toksai gaivus, jau geriau jaučiuosi. Bet bus matyt, gal skausmas praeis ir galėsiu paliudyti, kad šitas šaltinėlis tikrai gydo, nes nugarą man labai skaudėjo. Nors gydančiųjų šaltinėlių Lietuvoje yra nemažai, toli gražu ne visiems priskiriamas dievybės apsireiškimas. Višakio Rūdos žmonės įsitikinę, kad pas juos apsireiškimo būta. Tikėjimas, didžiulė jėga, galinti prikelti naujam gyvenimui, padedanti pasveikti tiek kūnu, tiek sielą. Nuo pat vaikystės nešdavomės ir mes, ir mūsų tėvai, ir mūsų seneliai parsinešti šaltinėlio vandens. Visi kas ką turėdavo, kas stiklainiuką, kas kokį butelį. Žinau, kai maža buvau, tai aš ten spyriodavausi, man liepdavo nusiprausti, liepdavo atsigerti, man taip atrodė. O po to ir pati naudodavau šitą vandenį. Buvo laikas, kai šitoj vietoj planavo netgi sanatoriją padaryti. Tik tai šitam dalykui sutrukdė šalia esantis karinis dalinys. Tai ištyrė, kad ta durpė, ta pelkės, tai yra naudinga, nes šiaip tai, kas pabraidžiodavo, užgydavo žaizdos gana greitai. Ir šiaip pasakojimų tai girdėjo labai daug ir iš savo tėvų, iš savo senelių, iš kaimynų, nes čia gyvenančių žmonės, ką be pakalbini, nebuvo tos šeimos, kuri nebūtų nešęsis tos vandens ir neėję ir kad nebūtų nesimeldė čia. Visi ėjo, kurie, kad ir netikėjo, bet tikrai žmonės pasakojo, kad tylom, vakare, naktim eidavo čia vis tiek pasimelsti. Ir aš žinau konkrečiai 2 žmonės, kurie gimė nematydami, ar ten labai prastai matydami, ir mamos prausė akis ir po ten ar 3 ar 4 metukų būdamas praregėjo. Esu liudininkė mergaitės istorijos, kuri sirgo vėžiu ir jinai tikrai vežė vandenį tėvai ir jinai pagijo. Dabar iš tikrųjų jau mažėja to vandens ir sausėja viskas ir dabar jau laisviausiai gali aplinkui čia. Tai šita vieta iš tikrųjų yra ta vieta tokia, kur gali rasti ramybę, pakalbėti su Dievu, su savim. Vieta iš tiesų nuostabiai rami ir švari. Joje galima pailsėti, apmąstyti savo rūpesčius, gal paanalizuoti save ar tiesiog padėkoti Kūrėjui už suteiktą laimę gyventi dabar žemėje. Tyloje ir susikaupime, kai dar ir pati gamta tam padeda,
ateina atsakymai į rūpimus klausimus ir iš šalies pažvelgiama į problemas ir save patį. Ši vieta padės išsiaiškinti priežastis to, kas negatyvaus vyksta jūsų gyvenime. Atradus tą priežastį, jums palengvės, nes žinosite, ko reikia nedaryti, kaip nesielgti. Apie pačią vietą galvojau, ką jinai man parodė. Labai įdomiai gali tarsi pasižiūrėti į save iš vidaus ir pajausti, kas yra negerai ir kas galbūt trukdo eiti į priekį. Turi pats pamatyti, ko prikaupiai nereikalingo, ką galbūt savo veiksmais, žodžiais įskaudinai arba ant ko pats skaudinaisi visai be reikalo, kad va šitų dalykų nelaikyti. Gali pastebėti, kiek sugebi atleisti, kiek sugebi atsiprašyti ir išreikšti dėkingumą. Va tai ir yra pirmieji žingsniai į meilę. Tai apie tai ši vieta. Bent jau man. Šaltinėlio vandeniu suvilkykite rankas, padus, veidą ir sėskitės mąstyti bei melstis, prašydami švenčiausios mergelės Marijos užtarimo ir pagalbos, suvokiant priežastis ir jas vėliau pamažu įveikiant. Ši vieta tai atsisveikinimo su beišeinančiomis problemomis vieta.